Jums labai. Ačiū Jums labai. Labas vakaras. Labas. Jums skambina Evaldas Ivaškevičius iš Baltic tyrimo agentūros ir norėčiau užduoti keletą klausimų. Jeigu sraigės turėtų ūsus, ar manote, kad jos nuo to būtų aerodinamiškesnės? Ar jūs mane girdite? Aš noriu užduoti keletą klausimų. Jums? Ačiū Jums labai. O dabar sakykite, ar Lietuvos... Galite jūs kalbėti, ar ne? Jo, galiu, kas jūs skambina. Aš sakau, jums skambina Evaldas Ivaškevičius iš Baltic tyrimo agentūros. Norėčiau užduoti keletą klausimų. Taip. Ar mokate važiuoti su traktorium atbulai? Iš kokio miesto jūs esate, panelė? Iš Rokiškio. Iš Rokiškio. Labai malonu. Ar jūs jau esate baigusi 12 klasę, ar dar mokotės mokykloje? Julijos Timošenko įkalinimas jūs nustebino, pradžiugino ar privertė... Taip, supratau, aš pasižymiu. Tiesiog tai yra anoniminė apklausa, man jūsų vardo nereikia, bet dėl šventos ramybės galite prisistatyti. Ieva. Ieva, labai malonu, Ieva, mano vardas yra Evaldas. Po kiekvieno mano klausimo šiek tiek aš turėsiu pasižymėti, tai nenustebkite, jeigu bus tyla. Ar kada esate apsivėmęs bažnyčioj? Taip, ačiū Jums labai. Pirmas klausimas susijęs su Lietuvos krepšinio čempionatu, kuris bus vykdomas Lietuvoje. Įspirti Dalai Lamai. Na. Ką Jūs galvojate, kad jis yra suorganizuotas Lietuvoje? Ačiū Jums labai. Kam? Kokia Jūsų nuomonė, kad šis Europos čempionatas yra organizuojamas Lietuvoje? Ar kada esate prisiparkavęs ant bobutės? Nežinau, kad galbūt Lietuva kažkiek įsireikštų, nežinau. Ar Jūs esate krepšinio fanė? Ar esate kada mokėjau seksą doleriais? Ar galėtumėte išvardinti bent 5 Lietuvos krepšininkus, kurie galbūt žaidžia Lietuvos rinktinėje? Nežinau, kad galėčiau pabandyti. Tinka tik pavardės ar ten... Taip, tinka tik pavardės. Kas Jums labiau patinka? Tuo apierto. Tuo vieną atsaka Vytautas gatvės. Nukleiza. Taip, aš pasižymiu. Jasikevičius. Taip. Marčiulionis. Taip. Kas ten dar nežinau. Viskas užtenka, aš pasižymėjau. Ačiū Jums labai. Ar manote, kad Marijonas Mikutavičius duotų į dūdą kudirkai? Ne. Kodėl? Taip, ačiū Jums labai. Ačiū, kad palaukite. Dabar klausimas susijęs su darbu užsienyje. Ar kada nors teko Jums išvažiuoti, uždarbiauti į svetimą šalį? Ar esate kada pavogęs aliuminio? Dar ne, ar ne? Jūs kitąmet būsite abiturientė? Ne, aš būsiu 12. Būsit 12. Ar jau nusprendėte, kokią specialybę norėtumėt turėti? Taip. Galbūt. Ačiū Jums labai. Tai kokia specialybė būtų? Socialinė pedagogika. Socialinė pedagogika. Ir kokiame mieste Jūs norėtumėte, ne? Ar galima kompiuteriu pagauti voverę? Taip, dėkui Jums labai. Kokiame mieste žadate studijuoti? Utenoj. Utenoj, ar ne? Ar žinote, kad iš Utenos kilęs Jonas Valančiūnas? Taip, žinau. Ar žinote, kad iš Utenos skiria daugiausiai stalių Lietuvoje? O tai kodėl Jūs nepaminėjot, kai sakiau išvardinti 5 krepšininkus? Nežinau. Jis man neatrodo toks svarbus krepšininkas arba garsus, kad jį paminėti. Ar Joną Valančiūną esate mačiusi Utenoje? Ar bandėte kada užsidėti nuo saulės akinius ant užpakalio? Taip, dėkui Jums labai. Ar esate matę Joną Valančiūną Utenoje, klausim? Ne. Nesate. Ar mokate joti žirgų? Taip, ačiū Jums labai. Ar mokate joti negyvų žirgų? Prašau. Ir dar paskutinis klausimas susijęs su Jūsų gyvenama aplinka. Taip. Ar Jūs... Klausau, išsijungia, man atrodo. Ar Jūs girdit mane? Taip, girdžiu. Sakykite, kiek kiniečių prireiktų įveikti Joną Valančiūną? Taip, ačiū Jums labai. Kodėl būtent 80? Ne Jums sakiau, kolegai. Ačiū Jums labai. Taip, dėkui Jums labai. UNICEF misija Gelbėkim mūsų Jurkutę. Ar manote, kad ji yra labai gera, bloga, ar galbūt geriau ji pasirašytų kontraktą su Realu? Taip, ačiū Jums labai, kad palaukite. Ir paskutinis dabar klausimas, akcentas. Kokios radijos stoties Jūs klausite dažniausiai? Šiaip namuose Rokiškį klausau Lietaus, nes pas mane daugiau niekas negroja, bet šiaip man M1 labiausiai patenka. Kaip su skuduru per snukį. Kodėl? Ne, aš tiesiog... Iš Lietaus? Iš Lietaus mes skambiname. Ne, tai aš savaitį kiekvieną dieną klausau, bet man tai geriau, kadangi esu jaunesnė, tai geriau M1. Nu gaila, mes tikėjomės, vat kolega yra Saulius, mes skambinam iš Lietaus.
Aš žinau, aš vis tiek ten kiekvieną dieną klausydavau, vis tiek žinau ten viską. Labas, brangioji. O tu mane prisimeni? Čia Saulius iš Lietuvos. Ar prisimeni mane? Koks tavo vardas? Ieva skambina. Ieva, ar girdi mane? Ieva, ar girdi mane? Taip girdžiu. Ieva, kuo tu dabar apsirengusi? Nu va, visiems pasakos dabar, kaip jie skambino iš Lietaus. Jo, aš norėjau, žinai ką, ant Galeko paklausti, kokios dainos norėtų išgirsti. Tai būtumėm išgirdę kažką tai stebuklingo. Kas yra gražesnis, Jennifer Lopez užpakalis ar Danutės Prunskienės veidas? O kodėl būtent Lopez užpakalis? Kiek kiniečių reikėtų? Ačiū Jums labai. Noriu sustabdyti Valančiūną. Oh my god, I can't believe it. Davai pasiklausom muzikėlės, mes Jo. taip per valandą